jis labai daug internete dabar šneka, visuose podcastuose jį kviečiasi. Tai toks tu turi būti veidas, supranti, tų laikų, supranti. Maukis batus. Nu, tai gerai, Algi, einu, nuvešiu tą vaiką. Gerai, paskambinsi, kai turėsi noro, iki. Davai. Tai taip, mes kalbėjome dabar su Mindaugu iš Liuksemburgo. Jis klausė, ką jau atei tada, kai viską tą išgyvenai ir kaip dabar tu šitoj vietoj kaip tuo metu mes galėjome tą jausti ir nesinorėjo pabėgti iš Tarybų Sąjungos, nes jis pamatė, dar tos kartoje nebuvo gimęs, kaip nyku buvo gyventi tais laikais. Nu ir aš jam pasakoju, kad ne, tokios minties pabėgti nebuvo, nes žinojom, kito šanso nėra, mes turėjome vienintelį radijo imtuvą, nu, ką buvo VF 202 tais laikais, per kurį galėjai pagauti Liuksemburgo radijo stotis, Amerikos balsas ir per jį ateidavo visa informacija, kas vyko jaunimo gretose 70 metais, kokia vyko revoliucija ir mes tą jautėme. Aš, kai mokiausi Antakalny 22 vidurinėje mokykloje, tai buvo aplinkui pilna auksinio jaunimo, nes vienoj pusėje buvo universiteto dėstytojų namai, ten buvo Antakalnio gale universitetas ir yra. Tai dėstytojų būdavo kvartalas, pradžioje Antakalnio gatvės buvo rašytojų rūmai prie Petro Povilo, rašytojų namai prie Petro Povilo bažnyčios. Ir pavyzdžiui, Budrio sūnus mokėsi su manimi vienoje klasėje, akademikos Statulevičiaus sūnus Vytautas mokėsi su manimi vienoje klasėje. Buvo daug tokių rašytojų, iškelių žmonių ir jų mamas buvo mokytojos, Statulevičienė, atsimenu, ir dar kažkurios, kurios mokė mus. Na ir va šitoj auksinėje jaunimo aplinkoje, net ir buvo Sizikovas Artūras, superbičas, jo tėvas buvo plaukėjimo kapitonas laivo, irgi veždavo. Jie visi tėvai ir šitie visi jūreiviai, vaikai atsineždavo, kai jų tėvai galėjo išvažiuoti į užsienį, nes visi jie buvo iškilūs žmonės, juos išleisdavo tais laikais, tai jie važiuodavo ir atveždavo mums plokšteles, savo vaikams atveždavo plokšteles, atveždavo žurnalus, nuotraukas ir įvairius kitokius ten dalykus apie tai, kas užsienyje dedasi, ir mes tada tos žurnalus perfotografuodavom, ryškindavom nuotraukas, kabindavom ant sienų, karpydavome ir tada, kaip sakyti, jautėme tai, kas vyksta tuo metu už geležinės sienos, kaip jie jaunimas, ką galvoja, kokios grupės groja, ir tokiu būdu formavosi viduj tas, kaip sakyti, nepriklausomybės jausmas, kaip jaunimas kūrė tą naują revoliuciją, hipių, vadinamą gėlių vaikai. Mes buvom pasinešę patys į tą patį, nes tai jautėsi, kad mes irgi kažkur tai maištaujame prieš santvarką, ilgais plaukais, kliošo kelnėmis, turėjau, atsimenu, vienas kelnes, kurių buvo kažkas tai 23 cm, atrodo, matavausi, kiek yra kliošas, nes matodavomis pas ką didesnis, bet kelnes buvo kliošinės mano didžiausios, bet, kaip sakyti, jos nelabai trynėsi, palyginus, kada atsiuntė netokio didelio kliošo ten kelnes. Tai yra visą kostiumą, tais matais Levi Strauss firmos Rakauskui Gintautui, kuris grojo Antyje ir Saulės laikrodyje, nes jo dėdė gyveno Kanadoje, pilną kostiumą, tais laikais nulinį, ir, kaip sakyti, kuris trynėsi pilnai taip, kaip priklauso. Tai buvo tie laikai tai buvo tada, kada mes ėjome prie to Gintauto ir aš prašiau, duok man pačiupinėti tavo švarką, duok man pačiupinėti tavo kelnes, džinsinės. Tai buvo kažkas nerealu, nes gauti kelnes tada džinsinės buvo, kainavo kažkur tai 60 rublių ir jų negausi taip paprastai, nei per blatą, nei per nieko, Tarybų Sąjungo jų nebuvo.
Paprasčiausiai. Tai vat vienu žodžiu, kada va tokias kelnes praveždavo, tai tada, kaip sakyti, 60 rublių tėvams įpirkti, kai gaudavo 120-180 rublių per mėnesį, buvo neįmanoma kaina. Atsimenu, vienas iki savo draugo nunešiotas džinsus Rimvydo Blinkevičiaus prašiau parduoti už 25 rublius. Mama sako, tu ką, jokiesi sūnau blemba, tu žiūrėk, kelnės blembaškai nutrintas, jau skylės matosi, o dabar 25 rublius nori sumokėti. Man tai buvo, nesvarbu, tai buvo dvasia, supranti, šituose džinsuose, kaip sakyti, ir šituose kelnėse. Dabar atsiminiau tokį atvejį savo gyvenime, nes tai buvo, rock'n'rollas tais laikais. Na taip, tas, kai man klausė, sakė, va šitas Vytautas, ne Vytautas, o Mindaugas, kurio dabar kalbėjau, jisai važiavo iš Liuksemburgė, gyvena mano mokinys, bet išvažiavo į Liuksemburgą, dabar tenais gerai gyvena ir raunasi į priekį. Kai jis paklausė, tai kaip ten tu, sako, nepabėgai iš Tarybų Sąjungos, norėjai Rausios tunelį arba pabėgti, arba dar kažkas, nesakau, aš paskui kaip ją papasakau, kad aš paskui taip ir gyvenau tokioje vietoje, kur buvo šalia statybos technikumas, per langą buvo to stadionas sportavimo to technikumo, dešiniai pusėje buvo per langą vaikinų bendrabutis, kairiai pusėje buvo panų bendrabutis, o aš tuo metu buvau jau susikonstravęs stiprintuvą galingą, pasidaręs galingą kolonėlę ir pasidėdavau tą kolonėlę ant palangės ir tuo būdu, kai gaudavau naują diską, Led Zeppelin, Deep Purple, atsimenu, The Who, Gary Glitteris ir Beatlai. Tuo metu aš leisdavau tą, kaip sakyti, muziką, pasidėjęs tą plokštelę ant viso garso to stadiono, kairiai bachūrų bendrabutis, to technikumo, dešiniai bachūrų, kairiai panų. Ir va tada atsimenu, blembaškai jaučiuosi toks laimingas ir galingas, kad galiu pateikti, kaip sakyti, savo kvartalui tą muziką, kurios mes tai klausėmės per šnipščiančią radiją, kada bandė užblokuoti visus tos Liuksemburgo ir Amerikos balso siųstuvus tarybinės valdžios blokatoriai, antenas, va, ir šitoj vietai, man atrodė tai natūralu. Tik paskui vienas iki man, kai Ninas pasakė, kai aš pakeičiau spyną, jisai matė duryse. Sako, tu net į tai moki pasiaudo kaimynus, sako, šiurpinti, bet ir dar spyną moki pakeisti. Aš galvoju, ką jis čia man sako, tik paskui jau supratau, kad jau buvau amžiuje, kad jo, jeigu dabar šitai būčiau daręs, kaip tada dariau, senai būtų supakavę už triukšmą mane šiandieną jau policija, nes, ten aišku būdavo stipriai. Ką turėjo išgyventi kaimynai, tik dabar supratau, nes atsimenu kaimynę iš kažkur, tai aš 4 gyvenau, iš 2 aukšto, sako, blemaškai tenais, mane ten bum, sako, būgnai kala, ką jis ten daro. O tik paskui jau dirbdamas pas Kernagį sužinojau, supratau, kad žemi dažniai girdisi kažkur toliau negu čia šalia tavęs. Tai šitoj vietoj jie nukeliaudavo į 2 aukštą ir aišku, kaimynė tenais iš proto mane keikdama turbūt. Aš jaučiausi, kad skleidžiu rock'n'rollą per Lietuvos tą visą stadioną, kvartalas tai tas šiurpo, aišku, bet sienos mano buvo nukabinėtos nuotraukomis iš tų žurnalų, kurios veždavo rašytojai, tėvų vaikai, tėvai, tai reiškia ir dėstytojai. Ir va tokiu būdu, kaip pasakyti, tėvas vienas mane klausė, rodo pirštu į tos nuotraukos apkabinėtas sienas su tų grupių ansambliai, iškarpyti, sudėlioti vienam kitos, ten jau trūko vietos. Sako jis man, sūnau, ką tau duoda visą tai? Tada aš jam atsakyti negalėjau į tą klausimą. Jis paklausė taip kažkaip netikėtai ir aš pats nesupratau, ką jis nori manęs to pasakyti. Tik paskui, kai jisai jau prieš mirtį aš kažkaip tai netyčia išlindama Led Zeppelin Stairway to Heaven apdovanojimas Kennedy rūmuose Amerikoje ir šitie Led Zeppelin senukai jau stėdėjo salėje ir grupė The Hat grojo jų
Starway to Heaven, aš tik tada supratau, kad su viena daina šitie senukai tada parklupdė pasaulį ir davė dar naujus kopečias į dangų, kaip sakyti, su viena daina tik tai. Ir vat ją, jinai yra per visus 100 metų topuose yra 100 dainų sudarytų, kurios yra geriausios šimtmečio dainos. Ir tenais jinai yra. Bet kai mačiau, kai Obama su savo žmona ir visa kita salė tenais susirinkusi Amerikos grūtinėlė gerbė šitos Led Zeppelin. Led Zeppelin buvo iš Anglijos, atrodo tais laikais. Va, ir užkovoti Amerikos rinką netai buvo paprasta, bet Beatlai, Led Zeppelin, atrodo Pink Floydai tą sėkmingai padarė. Na, kaip sakyti, Amerika sunkiai įsileisdavo iš šalies, turėjo savo pilną dievaičių, bet vat kažkas tai tokie buvo, kurie atėjo iš Anglijos, tenais tą rinką užkariavo. Kitos šalys ten sunkiai vargiai rasdavo tuo metu šitiek klausytojų. Tai va, tokie ten buvo tie reikalai tada ir kai tėvas paklausė manęs, ką sūnau visą tai tau duoda, ir kai aš pamačiau paskui prieš jo mirtį jau tą pagerbimą Led Zeppelin dainos Starway to Heaven ir juos senukus, jie ten braukė ašarą, nu realiai ten jie patys klausė ir buvo ant tiek įsijautę, ten buvo stipriai padaryta viskas, gal pridėsiu linką šito apačioje. Va, ir tokia gavosi mano, kaip sakyti, Podkastas, draugas mane paskatino, nes jam sako, aš toj kartu negyvenau, bet kai pažiūrėjau šitą filmą Mažoji išpažintis ir tie Beatlai Back in USSR, kur aš buvau idėjas, sako, tada jo, aš sako, supratau, kokiam amžiuje jūs gyvenate. Tai vat nauja karta to dar nežino, o mano bendramžiais tuo metu ne tas rūpėjo, nes tie, kurie gyveno kolūkiuose ir kituose miesteliuose, ten svarbu buvo tik tai gauti, kaip sakyti, per blatą kažką tai, arti laukus, nuo ryto iki vakaro, gauti ženkliuką. Toks buvo ženkliukas geroj socialistička truda, vadinasi, socialistinė darbo didvyris. Nu va, ir kas, kaip tai pasakyti, jiems tai buvo svarbiau tas gabaliukas aliuminio su pažymėjimu, tai vat, jų širdise ir sielose tuo metu liko balta dėmė, kada vat, pasaulis vertėsi, jie to nematė ir šiandieną jau turėdami viską, kas čia yra, suprantate, jie nežino, kas tai yra, pavyzdžiui, Woodstockas, nes pasaulyje tai, kaip sakyti, raidos dalis, grandis, pas mus trūkstama grandis bendramžiuose mūsų tėvuose nebuvo ir bendramžiuose mano taip pat neturėjo, nes tuo metu reikėjo arti, ieškoti blato bufete arba kažkur tai laukus arti arba gamyklose. Tai ten ne tokie dalykai tada nerūpėjo šitokie, kaip sakyti, mūsų tėvams arba tai jau mano karto žmonėms, kurie tenais jau kaip sakyti, artėjo į 80-uosius disko stiliaus metus. Tai va, šitas periodas. Ką norėjau pabaigoje pasakyti apie tai, kodėl, kad dažnai grįžtų prie Woodstocko ir prie šitų metodų, reikia, kad šita trūkstamoji grandis susirastų atgarsį dabar tų pastos, kurie lankosi mano Facebook'e arba YouTube kanale, kad suprastų tų metų dvasę ir, kaip sakyti, kaip DNR, kad atstato savo chromosomas, tai čia reikia atstatyti tą trūkstamą dvasę, nes per muziką ir vaizdą mes galime suprasti tuos laikus ir kur dabar nuėjome. Tai va, toksai gaunasi podcastas. Dėsime mes jį į Facebooką ir YouTube kanalę, nes jeigu tai bus kažkam tai įdomu, klauskite, rašykite, komentuokite, sugrįšime į tuos laikus. Jo čia ir vėl namo šiandien parėję, mes jau būsime kitokie. Taip raida, taip evoliucija, taip mūsų revoliucija šiandieną vyksta. Tai va, draugai, lauksiu jūsų
kai jūs žiūrės jūsų komentarų ir klausimų, kai žiūrėsite podcastą šitą temą, turbūt reikės pavadinti kažkaip tai iš 2D į 3D ar dar kažkas tai panašaus. Ir pasakysiu jums, matot, atsisveikinant, šitą temą ne veltui domina jaunimą. Tie laikotarpiai buvo tokie, auksiniai. Nesvarbu, suprantate, kas šiandien dedasi pasaulyje. Nes tai, kas dėjasi tada pasaulyje, mums buvo nepasiekiama, matote. O dabar tai, kas dedasi smulkmena, palyginus su tuo, ką mes tada darėme. Nežiūrint į visus karus, žaidimus, tai, ką mes išgyvename tada, tai turtas, kurį dabar bandau paaiškinti, visiems atiduoti ir pasidalinti. Kaip sakiau, tai trūkstamąją grandį reikia atstatyti. Iki sekančio podcasto, iki, draugai.